Tai treneri, kas šiandien nutiko? Miego mažai, kelias tolimas, kur buvo didžiausias bėda šiandien? Kad viską išvardinote, tai neturiu ką pridėti. Tai, turbūt ir miego, ir kelio, ir žaidėjų trūkumas. Tai ta rotacija nėra iš ko, pavargstam, kelionė, turbūt viskas susidėjo. Atrodo, ketvirtam kėliny jau bandėt kabintis, grįžot iki 12 taškų ir vėl užtraukėt rankinį stabdį. Kokios detalės lėmė, kad taip ir nepriartėjot arčiau? Tai iš tikrųjų pagarba žaidėjams, nes buvo net ne vienas kartas, buvo keli kartai su tais grįžimais. Ir pirmoji pusėje buvo grįžimas, ir antroji pusėje, tai už tai galiu tik pagirti žaidėjus, bet tai turbūt gal jėgų ir pritrunka, nes grįžimas atima daugiau jėgų negu palaikymas. Tai šitoje vietoje kažkur užsikeli, bet paskui pritrūksta, nu gal net ir gal kažkur ir sėkmės, ne? Tam pakelime, priartėjime vienas pataikymas ir kažkoks laisvas metimas pramestas, gera situacija ir vėl tave, nu, kaip ir gražina kažkiek atgal, gynyboje neapsigyniai, nu, sudedamosios dalis.